Ką čia veikia šiaip? Futbolą žaidžiam futbolą. Mokam kaimiečių žaisti futbolą. Aha, matot, kaip gerai. Kaip sakykit su tokiu kamuoliu, koks jausmas žaisti? Įdomiau. Sunkus kamuolys. O sakykit, ar sunkiau su šituo kamuoliu žaisti? Ar su tikru? Šito, aišku. Bet matėsi, kad vis tiek technikos tai turite. Kažkaip pavyksta susitvarkyti. Ką išmokom, nepravesim. O ką iš čia išmokat? O ką iš čia išmokat? Iš čia? Tai gal pakviesti. Medinius vartus. Kaip štangos juda, pamatėm. Vartai didėja, mažėja. O neprimena vaikystės? Primena, aišku. Pasakykit, Bet kamuolys nepalus būna ar vaikystė. Pasakykit, gal norit pakviesti kažkur žmonės šią vasarą? Taip, norėtų. Tai žinom. Vasarą pakviesti į Europos čempionatą, kuris vyks Lietuvoje. Visus žmonės, visus mėgstančius futbolą, kad neapleistų jo ir atvažiuoti vasarą. Į Marijampolę, Kauną ir Alytų. Pažiūrėti tikrai gerą futbolą. Tai gal galit Mes palaikymo tikrai trūks. Reikia savo sienų. Gal galite visi 3 kartus susikabinę draugiškai ir pašokti. Kviečiame į U19 čempionatą Lietuvoje. Kviečiame į U19 čempionatą! Lietuvoje! Lietuvoje! Žaisim mes! Mes! Ant vartų 3 stovėsim. Va taip, va! Su šito kamuolio! Va! Okay. Na, kaip matot, kamuolys jau truputėlį paspardytas, pažaistas. Darėm 2 variantus kamuolio, kadangi truputėlį nepasitikėjom savo sugebėjimais, tai darėm 2 kamuolius į vidų įdėdami tikrą kamuolį ir jį apdėdami šiaudais ir aptraukdami drobę ir surišdami. Ir šitas va kamuolys yra grinai iš šiaudų padarytas. Tai visgi žaidimas parodė, kad senoviniai būdai be šiuolaikinių priemaišų yra žymiai patikimesni, nes šiaudinis kamuolys, kaip matot, bene geriausiai išsilaikęs, nes iš kitų nelabai kas lygia. Tai va, o technologija labai paprasta. Buvo naudojamas šienas, drobės va tokios va ir virvės tokios lininės. Šienas paprastas, ne šiaudai, nes šiaudai galvojame, kad truputėlį gali ir sužeisti ir lysti per daug per drobę. Tai manau, kad netrukus galėsim ir pažiūrėti, kaip pirmą kartą žmonės gavę šitas medžiagas bandys surišti va tokį va kamuolį. Na, mum šitas kamuolys jį rišame trečią, tai šį kamuolį surišame kažkur apytiksliai per 15 minučių. O šiaip bushcrafteriai, aš manau, kad turėtų ir kitokių variantų ir būtų labai šiaip įdomu sužinoti tuos variantus. Ir galbūt netgi mes geriausiam surišusiam kamuolį va tokį arba panašų galit naudoti bet kokias medžiagas. Bet gražiausiai ir geriausiai surišę kamuolį, manau, kad galės laimėti tikrą futbolo kamuolį ir pakvietimus į Europos futbolo čempionatą Lietuvoje, kur žais iki 19 metų vaikinai. Amžiaus futbolo, kaip mes sakom, nes tais laikais nebuvo net G raidės lietuvių kalboje, tai tikriausiai žino, tai mes pavadinom šitą žaidimą futbolu. Jis paprastai būdavo žaidžiama žiemos metu, nes vasarą vaikai būdavo užsiėmę, ten visokiom ganyklom, darbais ir taip toliau, tai jie žaisdavo žiemos metu paprastai šį žaidimą. Ir taisyklės būdavo labai paprastos. Pasistatydavo ar iš 2 kulbių vartus, tokius vadinamus, ar tiesiog šiaip dėžę pasistatydavo, jeigu turėdavo. Ir tarp šitų 2 kulbių arba į tą dėžę turėdavo ir įvaryti kamuolį. Tokių taisyklių kaip ir nebuvo, na, galbūt stengiasi vienas kitam į koją neužvažiuoti, bet stumdymuisi būdavo leidžiami, galima buvo netgi rankom šiek tiek pasinešti kamuolį, bet iš esmės, kiek teko bendrauti su futbolo istoriku, tai, na, tokių griežtų taisyklių nebuvo. Kiekvienas galėjo susikurti savo taisyklės.
Na, futbolas tai pats paprasčiausias pasaulyje komandinis žaidimas, kuriam reikia iš esmės tik tai kamuolio, bet kaip matėt, kamuolį galima pasigaminti iš parankinių medžiagų netgi. Galima vietoje, nuvažiavus prie ežero ir šiaip į mišką susirasti, iš ko galima pasigaminti tą kamuolį. O vartai gali būti bet kas. Vartai gali būti rastos šakos ir įsmeigtos į žemę, vartai gali būti tokios kulpės, vartai gali būti netgi ir 2 medžiai augantis. Taip kad tikrai futbolas, galima sakyti, yra vienas iš užkraftiškiausių žaidimų pasaulyje, nes patys matot. Iš esmės nieko nereikia, tik tai noro ir šiek tiek fantazijos ir pastabumo, iš ko galima pasigaminti tą futbolo kamuolį. Na, kaip matot, čia žmonės pirmą kartą bando surišti tokį kamuolį, tai galėsit įsitikinti, ar tai sudėtinga ar ne. Iškart matosi, kad truputėlį suspaudimo trūksta. Dabar jau ne. Labai kampuotas gaunas. Nedaryk kumulą, geriau perklau. Jo, perklau. Dabar. Pavirškit. Nu, matas, mergaitė prie ūkio darbų pripratus, skilandį gali jau susuk. Galiu, kaip reikia. Susipainiojom vyrai. Jeigu reikės, virvės dar yra. Mes susipainiojom. Aha, apsivinioja aplink ranką ir... Matosi, ne bushcrafteris. Manau, bushcrafteriai būtų kitaip pasiruošę virvę viniojimui. Kitam stipriai. Ignai. Plap. Per daug silpna. Ten. Pats matai, Tik aš ištemsiu. Reikia paspjaudyt, žinok. Kitaip nesulips. Paspjaudyt reikia, kad paskui kitaip nesulips. Tai čia nusišnek. Nu, aš tau rimtai sakau. Ką paspjaudyti? Nu, atsižiūrėk. Nu. Va, reikia dar tak kambarį. Palauk. Dabar tik čia. Nu va. Tai imk kamuolį. Dar vieną. Nu, pažiūrim, kaip paspardau dabar. Nu, ar atlaikės dabar smūgius 2? Kas smūgiuos? Čia biškį tadų karietus pravažiuoja. Nu, viskas čia gerai. O, matai, čia. Gerai. Bet. Na gerai. Bus. Bravo, sveikinam. Dėkui jums. Čia viena apyrankė mus vienijo futbolas, kita apyrankė nuo Bushcraft LT. Bushcraft LT. Taip, čia bushcraftinė, grinai, jeigu kartais ko nors prisireiks virvės, tai čia ją galėsi išsiardyti ir turėsi. Aha. Futbolo kamuolys,
mes tau 5 numerį normalų duodam, Jo, normalos gerai. dydžio. Gerai? Aha. Ir dar čia nemažai smulkimenėlių, va pavyzdžiui, labai gražus magnetukas prie šaldytuvo. Ai, ką. Na ir čia tada Ega. kalendorius. Dėkui ir labai jums. visi kiti dalykai. Fainai. Nu, va, Ačiū. pas mus visada Bravo. fainai. Su pavasariu. Jo, ačiū. Ir ateik žiūrėti futbolo.